Sveiki, esu Lukas, vienas iš Autovibe kūrėjų ir šiandien turiu labai išskirtinį daiktą, apie kurį noriu papasakot ir kurį labai sunku perteikti per nuotraukas. Pats automobilį testuoju 3 dieną ir esu žiauriai nustebęs. Tai yra Xpeng P7 Performance, kinų gamintojo automobilis. Štai toks, nupirkom jį Olandijoje. Automobilis yra po lizingo sutarties ir trumpai papasakosiu, ką per 3 dienas pastebėjau, kas man labai patinka. Iš tikrųjų, tai esu labai sužavėtas. Tikrai nesitikėjau, kad kinietiškas automobilis gali būti toks kokybiškas, taip gerai važiuoti ir taip toliau. Tai pradedant kėbulų, tai aišku, tai yra labai gal skonio reikalas, vieniem gražu, kitiem negražu. Automobilis visas juodas, beveik visos detalės yra visiškai juodos. Apart čianais, šios detalės turi pilkų elementų, gražus ratlankiai, Brembo suportai šviečiantis, Michelin Pilot Sport elektromobiliui skirtos padangos, LED žibintai, kėbulas išties gražus, labai patogus įkrovimo atidarimas, jis yra elektroninis, kas tikrai labai patogu, greitas krovimas. Šiek tiek vėliau dar papasakosiu, išbandžiau ir igničio stotelį 400 kW įkrovimą šiam automobiliui. Gal dar kol nesėdžiu viduj, parodysiu bagažinę. Bagažinė jo nėra labai didelė, bet šiaip užtenka čia vietos. Na irgi yra žinoma, kad pilnai elektrinė, uždaryt, atidaryt. Šiuo metu naudojasi rakteliu, kad viską parodyt. Labai toks prabangus raktas, gražus dizainas. Tai va, automobilis atrakinant labai patogiai išspjauna taip rankenėlės. Nu ir dabar apkalbėkim vidų. Tai tik atidarius duris pasitinka DIN audio kolonėlės, kurios tokios didelės, masyvios, labai daug suteikia prabangos. Žinoma, ant slenkščių yra Xpeng. Irgi toks, iš karto atidarius automobilį pasitinka toks, kad jis yra pakankamai prabangus. Panoraminis stoglangis, pilnai odinės sėdynės, ventiliacija, šildymas, šildomas vairas žinoma, aklos zonos asistentai ir taip toliau. Sėdame šiandien. Beje, durys yra su pritraukėjais. Atsisėdam. Štai toks garsas, kurį galima, mačiau, pasikeisti. Galit pasidaryti įlipimo garsą, kokį tik norit. Na, išvažiuojančios kolonėlės, kas irgi labai suteikia automobilių prabangos jausmo. Tai vat. Vairas man ne pats gražiausias, man labai patinka, kai ir čia būna kažkoks perskirimas, bet viskas čia teisingai. Mobiliojo telefono įkrovimo vietos, puodelių laikikliai, didelė čia daiktadėžė atsidaranti. Viskas labai kokybiška. Persiūta raudonais siūlais, oda minkšta. Kur paliesit, ten netraška niekas. Tas mane labai stebina, aš niekada negalvojau, kad kinų gamintojai gamina taip kokybiškai. Va, pajudini, niekas netraška. Ekraną judini, nieko. Jokių garsų, jokių bildesių, braškesių. Ta prasme, Europos gamintojams tikrai reikia pasitempti. Keleivio sėdynė, taip pat viskas šitoje pusėje prabangu, neperkrauta, didelis ryškus ekranas, tarp kitko valdosi greitis labai geras, niekas nestringa. Iš pradžių pirmas 20-30 minučių reikia suprast, ką paspausti, kaip
susipažinti su tą visą multimediją. Daugybė funkcijų, vairavimo visokie asistentai ir taip toliau. 360 laipsnių kameros. Šiaip automobilis tikrai wow. Tai vakar išbandžiau jį pakrauti šiek tiek greito įkrovimo stotelėje, tai atvažiavau su 45%. Automobilis stabiliai krovėsi, momentinis krovimas buvo 145 kWh, kas tikrai yra labai daug, baterija nebuvo tuščia. Per 13 minučių pasikroviau automobilį nuo 45% iki 75%, tai tikrai labai geri rezultatai. Taipogi ant skydelio, tuoj parodysiu, čianais galite nusistatyti, ar rodo likutį dinaminį, ar pagal VLTP. Pagal VLTP rodytų čia turbūt, galim pabandyti surasti. Taip, spaudžiam charging. Va. Čia galite pasirinkti pagal VLTP rodmenis. Tai su 68% rodo 343 km, o pasirinkus Dynamic, kas yra turbūt realiau, rodo 358. Jisai remiasi paskutiniais važiavimo duomenim. Čia dar kamerytė bus, kurį jūs stebės, kad jūs tikrai vairuotumėt, neužmigtumėt ir jūs saugotų. Kas dar man labai paliko didelį įspūdį, tai yra Active Cruise Control, kuris kamščiuose veikia tiesiog nepriekaištingai. Mašina judėjo paskui visą eismą, be jokių staigių stabdymų, be greito, to staigaus permušančio pagreitėjimo. Ta prasme, mašina už 40 000 eurų su PVM, su visom lengvatom ir galiojančia apva parama, kurią vėl netrukus atnaujins ir galėsit susigrąžinti fiziniai asmenys 2500 eurų, o PVM mokėtojai įmonės arba fiziniai asmenys 21% minus. Tai vadinasi, už 30 kelis tūkstančius gali turėti 24 metų garantinį automobilį, kuris yra tikrai labai prabangus, labai gerai važiuoja, garso izoliacija gera, važiavimas puikus, nieks nebarška, netarška. Ta prasme, wow, aš esu automobilistas, išbandau, atvežu labai daug mašinų, labai daug parduodam, pravažinėjau nuo Volkswagen paprasčiausių modelių iki Bentley, Bentaigų ir taip toliau. Vertinu tikrai šitą automobilį, tikrai, kad jis yra geras, kokybiškas, patogus kiekvienai dienai elektromobilis. Taipogi pamiršau gal pasakyti, kad automobilis yra su 4 varomais ratais, šilumos siurbliu ir kiek teko pasiskaitinėti apie juos, tai nuvažiuojamas atstumas, kurį rodo skydelis, labai yra arti realybės. Tai kur kitose automobiliuose esu pastebėjęs, rodo 350 likutis, pradedi važiuoti šiek tiek, jeigu aktyviau važiavai, sportiškiau, labai greitai krenta ir ten labai greitai keičiasi tie parodymai ir netitinka realybės. Tai šitam, kiek teko skaityti, dar tiek daug neišbandžiau jo, bet rodo teisingai. Daugiau dar gal tokias smulkmenas papasakosiu, tai čianais yra greičių dėžės valdymas, taip pat kaip Mercedesuose arba Tesloje, kas patogu, nes čia nereikalinga ta rankinėlė, iš tikrųjų čia gerai, kad yra padaryta erdvė, labai gerai, kad tas mobiliojo telefono įkrovimo ta vieta yra labai plati, taipogi yra čia, kur pasidėti daiktus ir įkrovimo 2 lizdai, tai yra 2 tipų USB jungtis. Daiktadėžės net nebuvau atidaręs. Jinai nėra didelė, bet nieko ten labai dėti ir nereikia. Tai va, labai geros raiškos ekranas, labai ryškiai viską rodo, iš karto išmeta automatinio parkavimo pasirinkimus. Dabar pradėjo pipsėti, nes pravažiavo automobilis, tai suveikia asistentas, kad netyčia išvažiuojant iš parkavimo vietos kur nors neatsitrenktumėt,
Nu, sakau, automobilis žiauriai vertas dėmesio. Aptarnavimus Lietuvoje jam galit pasidaryti, pasitikrinti ir garantijos galioja dėl to, kad Bentley Vilnius atstovauja taip pat ir Xpengus. Nu ką, tai turbūt apie automobilį tiek, dar gal šiek tiek parodysiu galą, kaip atrodo viskas, gal dar kažką atsiminsiu, ką papasakot. Čia daugiausiai įspūdžio palieka, aišku, važiavimas, dinamika. Automobilis yra su 348 kW galios, tai patikėkit, nu jisai lekia labai labai gerai. Va toks gale LED žibintas dega. Nu labai gražus jisai, juodas, prabangus, aišku, priežiūros reikalauja. Bet dėl to galėsite užsukti pas mus į švaros centrą. Čia vat, nukrypo autovaibas, mūsų salonas, čia mūsų švaros centras, o čia mūsų servisas. Kubiliaus gatvė 23, užsukit, pabandysit, nu, vat jum ir kinietis. Tai tikiuosi, daugam atsakiau kažką, minimalius dalykus, dėl ko verta įsigyti. Taip ir aš manau, kad europietiškam automobiliams kiniečiai yra pavojus. Su tokia kokybė yra kur pasitempt europiečiam. Ir kaina, aišku, kad viską daro kaina. Tai dar šiandieną užsiklausinėsiu, kiek jo draudimai kainuoja tiek kasko, tiek civilinis, bankai finansuoja Xpengą be problemų. Tai dar paskutinis Xpengo kadras ir laukiu jūsų išbandant šį puikų elektromobilį. Šalia atsistoja Tesla. Nežinau, kas gražiau, Tesla ar Xpengas. Man tai Xpengas. Įdomiau. Iki.